Na ką, sveiki visi, su jumis vėlgi Žanukas iš rsbo.lt. Ir štai mano antrasis video blogas, netgi antrasis. Šiandien, manau, bent jau 10 minučių galbūt ir pakalbėsiu, nes daugiau turiu ką pakalbėti ir aplamai jau antrasis. Manau, jau kažkiek labiau patyręs negu pirmajam video blogą. Iš tikrųjų net nežinau nuo ko pradėti. Pavyzdžiui, nuo quest pointų, atominio questo. Anam video blogą turėjau tik vieną quest pointą, o dabar 25. Iš tikrųjų nedaug liko iki Dragon Slayerio. Tai yra 8 quest pointai. Čia maždaug, ką žinau, 5 questai. Tai kas čia dar pasikeitė pas mane? Kombatas kyla nuo Kem 6 iki Šem 5. Bankas taip pat padidėjo, manau, 10 kartų mažiausiai. Čia, kaip matot, yra beveik 600k, maždaug bankas ir būtų kokie 700k. Nežinau. O kas daugiausiai kyla, tai statusai. Iš tikrųjų kyla nuo 30 atakos iki PM1. Čia tikrai pasitengiau. Strange'as kyla nuo, neatsimenu dabar, nuo PM4 atrodo, iki Šem 4 10 levelio. Defensas kyla nuo 30 iki PM3. Čia rangas, kai man ten vienas galbūt jau draugas padarė questų, tai netyčia užkėlė rangą. Paskui nuo pirmos magijos kyla 15, ten paskėlė ant Skorpiono trono. Galvau miningais paskėlė, bet ką žinau, patingėjau kažkaip. Neturėjau net pikeksų nieko. Tai va, statusais tiek. Iš tikrųjų visą laiką kėliau pas tos Warriorus 9 levelio, daug 10k per valandą, bet čia užsiknisau, iš tikrųjų. Net nežinau, ką dar čia pasakyti, iš tikrųjų, antras video blogas turėjau sudaryti iš kokių 5 dalių. Pirma va statusai, antra prašymas jūsų, pavyzdžiui, pakomentuokit, patarkit ar Skype ar rsbo privatą, parašykit, kur man keltis. Va, statusus matot, o ir kombatą matot. Iš tikrųjų net nežinau, kur keltis, nes mano visi akauntai prieš porą metų buvo jau labai nubiški. Čia jau labai geras palei tuos laikus, kai kėliau akauntą su defu. Tas būtų labai geras. Iš tikrųjų buvau užsivedęs ant pūrų ir nežinau net kur keltis. Pas nemembus. Tai va, dar trečia dalis būtų tai, pavyzdžiui, jeigu man reikėtų nelegal membo. Iš tikrųjų, jeigu kas galėtų parduokit, nusipirksiu su Mielnorn, nors čia pinigų, kaip matot, nėra, iš pūros įmokėsiu. Tai va, tikrai nusipirkčiau, nes čia, manau, nežinau, 3 sykius mažiau XP gaunu, negu būčiau pasimembus. Manau, tikrai šaunuolis, kad paskėliau tokius statusus, iš tikrųjų, nuo Kem 6 kombato iki Šem 5 per porą dienų. Manau, greit paskelsiu savo stakerį, ar kaip ten jisai vadinasi. Iš tikrųjų, iki dabar nesusižinojau, bet stengsiuos. Būtų, nežinau, čia 3 ar 4 jau dalis, 4 man rodos. Ta dalis mane nustebino, tai visi komentarai YouTube'ai, pavyzdžiui, ten dėl to balso ir panašiai, ir kad toliau ir, žodžiu, jau patys paskaitykit pirmam video blogą. Nesprantu to, iš tikrųjų, dėl ko, kuom ir panašiai. Keista truputį nustebino ir šiaip tai šiandien vėl yra jau beveik be 11 nakties. Susikūriau vis tiek tą video blogą, nes ten paskutinis komentaras man labai patiko, iš tikrųjų, dėl to ir susikūriau. Tai va, ne prie RS tema dabar, iš tikrųjų galva labai skauda, bet vis tiek čia dėl jūsų, skaitykim,
padariau tą video blogą, nors galva plyšta, negaliu, reikės eiti miegot. Karštą laukia, apšė, negaliu. Paskui, čia ant galos tik mano, ten bus ta akcija mano, o dabar pakalbėkim apie, reiktų pagalvoti. Ne, šiaip tai esmė būtų šio video blogo, kad man parašytumėt, kur man keltis, nes vapšė nežinau, kur man keltis. Ait pas Spiderus, pas Vorus, tam Barbariane, 3 levelį atrodo per anksti man rodos, nes defas man rodos, ten daug reiks 3 padaryti, kad foodą pasiimt. Kur dar pas Hill Giantus, pas Nemembus ten tikiu labai daug žmonių, net neverta eit, o čia, net nežinau, aš net neišeinu 2 dienas iš čia, nebent kai kvestus vadarė išėjo. Tai vo, tikrai būčiau dėkingas. Tai tiek. Ir va, sugalvojau jum vėl klausimą dėl 500k. Manau, čia vis tiek pinigai yra kai kuriem žmonėm. Klausimas būtų toks. Va, šiandien man galva skauda nuo futbolo varžybų. Ir klausimas būtų vėl apie tai. Iš tikrųjų, nieko nesakysiu apie tai. Duočiau 100k, 100 PMK, jei atspėsit, ar laimėjo mano komanda, ar pralaimėjo. Ir dar 100 PMK duosiu už tai, jeigu pasakysit rezultatą. O jeigu atspėsit ir tą, sumokėsiu jums 500k. Tai va, spėliokit forume mano temai, iš tikrųjų, ir tą akciją galios, manau, pasakysiu, kada patiksliai. Liepos 11 dienos, 9 iki 9 vakaro. Užteks manuolas, jei būsiu prie kompo. Paskui išrinksiu laimėtoją ir sumokėsiu pinigus, nes ten jau šiaip tai vienas buvo jau laimėtojas, sumokėjau 500k. Atrodo, ten parašė postą, kad atsiėmė savo laimėjimą. Ir mano antrasis prašymas bus, ne, 3 manuolas. Video blogą tikrai nekursiu iki tada, kol negausiu intro. Kaip matėt, kad mano šitas ir anas video blogai buvo be intro. Ir pats su Sony Vegasu nelabai sutariu, nesigaudau iš ten žodžių. Net nežinau, ko paprašyti, kad gerą padarytum tokį normalų. Iš tikrųjų, jeigu mokat ar panašiai, ar žinot, kas gali padaryti, iš tikrųjų atsiskaitysiu, susitarsim ir atsiskaityčiau, nes taip čia kažkaip tuščiai atrodo. Negaliu, mane parina tiesiog. Toks be ryšio video blogas, bet ir taip thumbs up užsidirba. O kas bus įdomu su intro, ne, iš tikrųjų juokauju. Tai va, dėkui visiems, kas laikino, kas, aišku, tam vienam, kuris dislaikino. Nežinau, kas čia toksai ir įdomu, dėl ko. Tai va, tik gaila, į favoritą nieks neįsimetė. Labai laukiau, va, gal prieš valandą dar patikrinau, žiūriu, nėra. Iš tikrųjų, tikėjausi, gal bus bent jau vienas. Jeigu būtų bent jau 5, tai čia būtų stebuklas. Kažką turėjau omeny pasąmonę. Tai va, o šitą video vlogą bus golas 17, ne. Nu šiaip tai jo. Man patinka tas skaičius, 17 thumbs up. Aišku, ten kai kurie aišku dislaikins, ten heiteriai jau mano. Bent jau vienas atsirado. Aš taip bent jau manau. Tai va, komentuokit, subscribinkit. Ai va, dėl subscribe, žinokit, nustebau. Pirmas video vlogas ir neatsimenu, 18 ar 12 subscribe, čia iš tikrųjų gan daug. Dėkui už to subscribus, tikiuosi nenuvilsim, kad subscribinat.
bent jau vienas įsimeskite į tą favoritą. Čia 10 minučių kalbėjau, tai neveltui, tai va, lauksiu pasiūlymų, susitarimų dėl intro ir viso kito. Ir sorry dėl anos dainos ten pirmam video blogą, nes ten, ką žinau, man tai patiko ta daina truputį, o kaip mačiau, daugumai nepatiko. Tai va, su jumis buvo Žanukas iš rsbo.lt ir iki kito karto. Bet kitas kartas priklauso nuo jūsų. Turėkite omeny ir viso gero. Čiau.